Inga, turiu lėkti. Svarbus susitikimas. Nu ką, einam bandyt skeitint. Seniai, gal pamokys? Pagalbas? Nu, Jokūbai, aš nieko nemoku, man reikia, kad tu mane pamokytum triukų. Jo, galiu. Oli gal? Oli? Kas yra Oli? Oli yra pašokimas. Kai tu pakeli galą skeitą ir tada su priekinė koja savo ištiesi tą skeitą ir tada taip gaunas. Oba! Nu gerai. Pamėginsiu aš dabar. Aš matau, kad tu nori su savo galinė koja prasviesti į galą, o ne tiesiog, kad paimti va taip. Šokta, ne? Jo. Va, daug geriau. Nu ką, ačiū Jokūbai, kad pamokė mane triukų, tai norėčiau tau atsidėkot ir pastatyti tau ledų, jeigu tu nieko prieš. Nice. Man atrodo, piniginę pamiršau. Tai aš galiu užstatyti. Gali? Jo, aš turiu kriptą. Ok, varom. Nu ką, minėjai, kad turi kriptovaliutos. Kas yra ta kriptovaliuta? Kriptovaliuta tai yra valiuta, tai eurai, doleris, bet ji yra kompiuterinė. Tai reiškia, tu fizikinė, fiziškai negali paimti. Tiesiog negali paimti kaip tam, nežinau, euro ar something like that. Tai yra sunkus darbas su kriptovaliutom tikrai, kaip ir su stonksais. Nes tu, biškai, tau reikia labai įsižiūrėti į news, panašiai, ten kas vyksta. Kiek tu esi investavęs pinigų į kriptovaliutą? Ir jeigu nepaslaptis, kokią konkrečiai? Aš esu nusižiūrėjęs Solaną. Aš buvau nusipirkęs maždaug už 10 eurų, kai buvo ten gal 19 eurų kainavo panašiai ir buvo ten taip normaliai pakilę. Tai aš pastebėjau tai, todėl aš nusipirkau realiai. Bet jo, 10 eurų. Aš šiaip jaučiau pelną, bet dabar aš jaučiu biškį nusivylimą, nes nukrito mažiau negu aš buvau nusipirkęs. Aš matau, kad tavo koja iš karto nori daryti frontside 180. Tai čia yra, kai su savim peršaki. Čia jau kažkas buvo. Kada pradėjai domėtis kriptovaliuta? Aš pradėjau domėtis kriptovaliuta, kai man, bijau sumeluoti, gal buvo 10 arba buvo 9. O dabar tau kiek? Man dabar yra 11. O ką tu parekomenduotum savo bendraamžiams, kurie norėtų investuoti, nebūtinai į kriptovaliutą, gal tiesiog investuoti pinigus, ką tu jiems patartum, nuo ko pradėti ir ar tai yra verta ir apsimoka? Investuoti yra apsimoka, bet jeigu tu žinai, ką tu darai. O kad žinot, ką tu darai, tau reikia biškį susidomėti kompaniją. Tarkim, jeigu tu stonksus žiūri, arba susidomėti pačią kriptovaliutą, jeigu tu žiūri kriptovaliutą, pažiūrėk prieš darydamas, visą laiką pagalvok. Aš čia nepagalvojęs, iš tikrųjų nusipirkau Solanos. Tiesiog pagalvojau, pakils ir viskas, tam pat viskas ir bus gerai. Bet jo, visą laiką reikia pagalvoti. Nuo kada pradėjai skeitinti? Triukus pradėjau daryti šiais metais. Šiais metais tai... Sniegas šitą baigė kristi, kai viskas ištirpo. O kokie tavo mėgstamiausi triukai? Arba triukai, kuriuos labai nori išmokti? Norėčiau išmokti kickflipą ir hellflipą.
Kas žino, tas žino. Ko norėtum būti užaugęs, ar investuotojų, ar skeiterių, ar dar kažko, ko jauti? Aš tikrai investuočiau, kai aš užaugčiau. Tikrai. Manai, kad tai būtų tavo specialybė? Skaičiau kaip būdas užsidirbti pinigų. Tai nebūtų tavo profesija. Ne. Įsivaizduoju labiau kaip skeitinu, kai užaugęs, negu investuoju ir prie kompiuterių visą dieną būnu. Nu ką, ačiū Jokūbai už gerą sessioną skate parke, ačiū už gerą pokalbį ir iki kitų raidinimo pamokėlių.